Labas, mylima mūsų publika, vėl su jumis tokį rudenišką darganotą popietę, vėl su jumis be namų negerai citus laidelė apie nekilnojamąjį turtą, labiausiai apie būstą. Ir šiandien 10-ojoje, beveik jubiliejiniai, už 2 mėnesių naujas jubiliejus metinis laukia. Taigi 10-ojoje laidoje turime labai įdomų ir ypatingą svečią. Sveikas, Gustavai. Malonu rytai. Čia yra mūsų kylanti analitikos žvaigždė, Gustavas. Labai jaunas specialistas, bet galva prikimšta skaičių ir formulių. Iš kitos pusės pats minėjai, kad dairaisi, domiesi būstų. Taip, ja. Ačiū už tokį nuostabų pristatymą. Ir aišku, dirbdamas su nekilnojamu turtu, tu visą laiką prisižiūri tą rinką, kadangi pats neturiu dar to nuosavo būsto, tai visą laiką žiūri, kas yra rinkoje, kokios tas kainos, ką tu gali nusipirkti. Ir tiesiog, kad kai ypač studentai, jeigu nuomojasi būstą, tai aš pats nuomojasi, tai kaip tik norisi greičiau atsikratyti tos nuomos, turėti savo, greičiau pradėti įsikūrinėti ir tiesiog mokėti pinigus savo, ne kažkam kitam. Tai labai tikiu, kad šiandien mes panagrinėsim vieną labai, manau, įdomią, aktualią temą ir tikiu, kad auditorijai ji bus, kaip sakyt, labiau įtikinantis bus tavo žodžiai, ar ne? Nes pats dairaisi, vėlgi turi galimybę prieiti prie rinkos duomenų, turi puikų analitinį pagrindą, tai žinai, kaip tie dalykai vyksta, kaip ką pasiskaičiuoti. Na ir paskutinius keletą mėnesių labai daug kalbama apie tai, kad Vilniuje į istorinės žemumas yra kritęs būsto įperkamumas. Kas tas būsto įperkamumas, kuo jis valgomas? Tai tas būsto įperkamumas turi tokias 3 dedamąsias. Tai pagrindinis iš jų yra nekilnojamo turto kainos ir mūsų atlyginimai. Tai aišku, jeigu nekilnojamo turto tos kainos auga sparčiau negu atlyginimai, mūsų įperkamumas mažėja ir mes galime nusipirkti mažesnės vertės būstą. Ir taip pat yra ta trečioji dedamoji, kuri taip keičiasi, yra ta palūkanų norma, Euriboras, kuris taip pat sumažino mūsų galimybę skolintis. Tai mes nebegalime tiek daug skolintis, nes mūsų ta įmoka yra didesnė ir iš atlyginimų mes turim padengti tą įmoką, nes yra tas rizikingas skolinimasis ir tiesiog mažiau gali pasiskolinti, mažiau gali nusipirkti. Natūralu. Ok, aptarsim dar tas dedamasias, bet bankai skaičiuoja truputėlį skirtingai tą įperkamumą, ar ne? Lietuvos bankas skaičiuoja vienaip, komerciniai bankai skaičiuoja kitaip. Kuriuo čia tikėt, kuris iš jų yra tas tikras? Tai tų skaičiavimų galima prisigalvoti iš tikrųjų labai daug. Pavyzdžiui, kiti komerciniai bankai turi indeksus, kuriuos jie nusistato bazę kažkokią ir nuo jo reguliuoja kaip kito pokytis. Vieni turi kažkokias nusistatytas, kiek tu gali skolintis sumas. Pavyzdžiui, dar viena iš skaičiavimų galima būti, kad jis apskaičiuojama, kiek mums reikia sutaupyti įperkant tam tikro kvadratinių metrų būstą. Pavyzdžiui, ten 10 metų mūsų atlyginimų reikia atsidėti ar kažkiek. Tai yra tų daugelis skaičiavimų, tiesiog priklauso su kuo lyginė. Tai tiesiog tie skaičiavimai, mes juos visus naudojam, tiesiog tam tikrai skirtingi palyginimai yra. Ok, o užsiminė apie lyginimą, tai palyginus kaip tas Vilniaus įperkamumas realiai platesniam kontekste atrodo, lyginant su kitų šalių, sakykime, sostiniam didžiaisiais miestais. Tai mūsų Vilniaus tas įperkamumas iš tikro sumažėjo, jis sumažėjo visai daug, bet bendroji toj didžioji nuotraukai mes atrodom visai gerai palyginus su Europos miestais. Mes esam dar visai įperkami. Tokie miestai, pavyzdžiui, kaip ten Frankfurtas, Praha, Londonas, Paryžius, ta prasme, ten yra didžiuliai miestai, ten jau net nebėra tiek tos vietos statyti, tos kainos yra monstriškos ir tas įperkamas Vilniuje dar tikrai yra geras, bet aišku, jis su laiku jis mažės, nes mūsų taip pat miestas auga, ekonomika stiprėja ir artėjom link tų didžiųjų miestų mes irgi. Pats užsiminėjai, kad labai nori nusimesti nuomos naštą ir turėti savo, ar ne? Lietuviai garsėja kaip žmonės, kurie istoriškai nori turėti savo, nenori skolintis iš kažkieno, tai nori turėti savo. Kiek dabar, kokia dalis Vilniečių turi nuosavą nekilnojamą turtą, nuosavą būstą?
Tai tas nuosavybės santykis Lietuvoje yra iš tikrųjų labai didelis. 2022 metais, čia taip statistiškai pakalbėsiu, pagal Eurostatą, net 88% žmonių turėjo nuosavą būstą, iš jų net, man atrodo, 73% be paskolos ir vos tik ten 11,4% buvo nuomininkų. Bet šitas skaičius mažėja, aišku, mes turim lyginimą irgi su 19 metais, kai nuomininkų buvo vos ten 9,7%, tai tiesiog nuomininkų didėja, mūsų nuosavybės tas santykis mažėja, bet mes vis dar esam pagal nuosavybės santykį Europos Sąjungoje 5, tai mes turim vieną iš didžiausių nuosavybės santykių Europos Sąjungoje. Ok, o tas toksai pavyzdys priešinga, ne, barikadų pusė, vienas iš miestų, viena iš sostinių, kur turbūt mažiausiai žmonės turi nuosavą būstą, yra Berlynas. Ten, kiek atsimenu, apie 5%, ar ne, turi žmonių tik tai nuosavą būstą. Ten labai mažas yra tas nuosavybės santykis ir pačioje Vokietijoje iš viso yra labai mažas tas nuosavybės santykis, vos ten 40% žmonių turi savo nuosavą būstą. O Berlyne, nors ir to oficialių duomenų nėra tokių patikimų, bet pagal straipsnius galima matyti, kad ten 15-20% žmonių vos turi savo nuosavą turtą. Tai iš esmės tiek, kiek pas mus nuomojasi, vos kiek daugiau pas juos turi nuosavą. Tai visiškai atvirkščiai pas juos. Ok, nu tai čia turbūt palyginimui, jeigu tas santykis skiriasi 4-5 kartus, tai reiškia turbūt ir įperkamumas skiriasi panašiai, ar ne? Tai tas įperkamumas Vokietijoje jis nėra irgi toks labai geras, bet ten yra dar vienas priežastis, kodėl tas nuosavybės santykis yra mažesnis, dėl visų investicinių fondų ateimo, investicijų į būstus ir paleidimas į nuomai. Tai arba yra taip, kad pačiam Berlyne tu negali pirkti, arba tu net neturi ko pirkti, nes viskas yra nuomai. Viskas yra nupirkta. Taip, viskas yra nupirkta. Jo, tai iš tiesų turim ganėtinai neblogą situaciją. Vėlgi turbūt paradoksas, kad šnekama, kad dabar įperkamumas Vilniuje yra nukritęs maždaug į 17-18 metų lygį, ar ne? Kas atrodo dramatiškas kritimas, nors 17-18 metais aš nelabai pamenu, kad būtų tokia aštri tema įperkamumo, tai čia turbūt vėlgi tas sąlyginis ar ne reliatyvumo momentas. Grįžkim prie įperkamumo paskaičiavimo, kaipgi įperkamumą skaičiuoja Citus, kokį pagrindinį jūs imat, ar mes pagrindinį naudojam rodiklį įperkamumui skaičiuoti? Tai mes naudojam pagrindę tokius du rodiklius. Tai pirmasis yra atlyginimo ir Euriboro tas santykis, kiek tu gali pasiskolinti. Tai su tų metų vidutiniu atlyginimu ir tų metų vidutiniu Euriboru. Tai, pavyzdžiui, mes dabar su bendraskoliu galim pasiskolinti už 188 tūkstančius būstui, o, pavyzdžiui, praeitais metais, 2022, mes galėjom pasiskolinti net 252 tūkstančius eurų. Bet čia pasiskolinti, tai reiškia, dar reikia pridėti 15% pradinio įnašo, ar ne, ir būsto vertė reiškia, jinai bus didesnė, negu mes galim pasiskolinti. Jo, tai ta būsto vertė bus didesnė, bet tas pats skirtumas, kiek tu daug galėjai pasiskolinti praeitais metais su tokiu atlyginimu, tas atlyginimas nėra, kad labai daug paaugo, aišku, 10%, bet vis tiek, kai tavo įperkamumas nukrenta, pasiskolinimo lygis nukrenta apie 30 tūkstančių, 40 tūkstančių, tai tu tikrai matai tą skirtumą ir šiandien gali pamatyti, kad nedaug ką tu įpirksi su tokiu vidutiniu atlyginimu. Bet vėlgi, čia turbūt reikėtų pabrėžti, kad kiek dar už tą sumą gali nusipirkti, ar ne? Nes vienais metais už 200 tūkstančių gali nusipirkti, sakykime, ten 70 kvadratų būstą, kitais metais už tos pačius 200 tūkstančių jau, tarkim, ten, nežinau, 65. Tai čia kas liečia nekilnojamo turto kainas, bet šiuo metu kas labiau įtakoja, nes kainos Vilniuje, pavyzdžiui, ar ne, kainos Vilniuje paskutiniais nuo metų pradžios paaugo nepilnai 1%. Tai kas dabar labiausiai tą įtakoja įperkamumą, jeigu apie tai kalbos garsiausios pasigirdo tik prieš keletą mėnesių? Tai dabar kas labiausiai, kodėl tos kalbos iš viso užėjo, tai Euriboras pagrindė. Tai tas Euriboras yra, kaip ir minėjau, kuris labai trukdo pasiskolinti mums. Ir nors ir mūsų tos kainos augo sparčiau negu atlyginimai, tai mūsų įperkamumas mažėjo ir taip jau be Euriboro, tai dar ir Euriboras prisidėjo, kuris dar labiau sumažino mūsų tą įperkamumą. Ir todėl tos kainos ir gal sustojo tas toks augimas, nors ir mes turim
gana tą sveiką rinką dabar, bet tas kainos tiesiog dėl įperkamumo, manau, tai yra sulėtėjusios. Bet kuriuo atveju turbūt reikia galvoti taip, kad dabar skaičiuotis, ar ne, labiausiai mėnesinės įmokos ir atlyginimo santyki, ar ne, todėl kad pagal atsakingą skolinimosi politiką paskolos ir atlyginimo santykis negali būti didesnis negu 40%, teisingai? Taip. Tai pabandykim, imkim ir pasiskaičiuokim, panagrinėkim pavyzdį, nes dauguma žmonių dabar, kodėl ta rinka tokia sulėtėjusi, ne? Todėl kad dauguma žmonių galvoja, ar dabar apsimoka pirkti, ar labiau apsimoka palaukti gerėjančio to įperkamumo. Todėl, kad ypatingai jeigu dabar labiausiai įperkamumui įtaką daro Euriboras, kuris prognozuojama mažės, ar ne? Tai tarsi iš pirmo žvilgsnio atrodo, tai gerai, tai reiškia, aš sulauksiu to mažėjimo ir tada jau nusipirksiu geresnėmis sąlygomis. Imkim ir paskaičiuokim. Su tavim sutarėm, kad nagrinėsim pavyzdį buto Vilniuje už 150 000, ar ne? Tai reiškia, kad aš pasižiūrėsiu skaičiukus. Tokiam butui įsigyti šiandien reikia uždirbti apie 1950, kiek mažiau negu 1950 eurų per mėnesį, ar ne? Ir čia gali būti su bendra skola, tai vadinasi, aišku, vertinant Vilniaus atlyginimą vidutinį, kuris yra apie 1400 kažkiek, man atrodo, beveik 1419, tai tikėtina, kad jeigu to vidutinio nepakanka, su bendra skoliu turėtų pakakti. Ką šiandien galima Vilniuje iš naujų būtų nusipirkti už 150 000? Šiaip tikrai yra tų variantų, ką tu gali nusipirkti. Tu gali nusipirkti geresniam rajone, pavyzdžiui, kaip Žirmūnai, su dalinė apdala 2 kambarių ir tau dar netgi liks kažkiek. Bet jeigu tu nori ir su įrengimu, kaip sakoma, iki šakučių, tai teks jau žiūrėti tuos labiau tolimesnius rajonus, Pilaitę, Lazdynėlį gal, kur ten jau nusipirksi 2 kambarių, įsirengsi ir pasimsi dar 2 parkingus prie už tą pačią sumą. Bet žodžiu, bet kuriuo atveju 150 000 yra normali būsto vertė, ar ne, kur jau gali 2 žmonės gyventi pakankamai komfortabiliai, tiesa? Taip, aš manau, pilnai užtenka ir turbūt jaunas žmogus netgi čia yra 150 000 tikrai daug, kur oho, kiek aš galiu daug nusipirkti, netgi 40 gal 2 kambariai. Ok, tai gerai, pasižiūrėkim, 150 000 vadinasi paskolos suma, ar ne, kurią galima būtų gauti iš banko, bus 85%. Kaip tai yra 127,5 tūkstančių eurų, ar ne? Likusius reikėtų jau turėti kaip pradinį įnašą. Kaip atrodytų tokia paskola šiandien? Tai dabar su tuo likučiu 127 500 eurų, tai pritaikus tą dabartinį mūsų Euriborą 4,1%, mūsų ta mėnesinė įmoka gaunasi apie 770 eurų per mėnesį. Tai tas yra, kad ir pasiskaičiuojama, kad mums reikia uždirbti tą 1900 eurų. Ir jo, tai 770 eurų, o po 2 metų, jeigu mes skaičiuotumėm, jeigu mes mokėtumėm tą įmoką, o nesinuomotumėm, man atrodo, ta įmoka liktų 650 eurų ar kažkas tokio, prie mažesnio Euriboro. Ok, bet kaip dabar skaičiuot, sakykime, jeigu man reikia priimti sprendimą, ar pirkti šiandien, ar pirkti po 2 metų, ar ne? Tai šiandieną pasiėmęs norėdamas įsigyti 150 000 eurų vertės butą, aš turėčiau kas mėnesį mokėti maždaug po 770 eurų, ar ne? Taip. Po 2 metų, vėlgi čia turbūt reikėtų dar kelis kintamosius naujus įsivesti, kas per tos 2 metus gali įvykti, ar ne? Tai vienas iš pagrindinių klausimų yra kaina. Kaip tavo nuomonė per artimiausius 2 metus greičiausiai, labiausiai tikėtina turėtų kainos būsto keistis? Tai kažkiek yra numatomi tokie 2 scenarijai. Šiaip, jeigu kalbant apie kainos, tai visur girdim, kad tas kainos krenta. Pas mus tas kainos nekrito, pas mus tas per metus augo taip stabiliai 1%, prie tokių irgi aukštų Euriboro. Tai tie 2 scenarijai yra, kad tas kainos augs taip santūriai, po 4% kažkurį metus, tai čia rinkos toks standartas, ir kad kainos iš vis galimai neaugs, liks apie tą 1%. Ir kad kainos nukris, tai tikrai nėra prognozuojama, nors ir, kaip ir sakau, žiniasklaidai mes
girdim, kad tas kainos krenta. Gal pavadinkim, laukiam tos žinios. Laukiam, taip. Man irgi gal gerai būtų, kad nukristas kainos nusipirkčiau, bet realybė, kad, nors ir girdim, sakau, tą kainų kritimą, tas kainų kritimas yra tik keliose šalise, kurios tam turi tą didelį būstų imti. Ir ten Vokietija, Danija, kur ten jos tikrai buvo paveiktos tas palūkanų kėlimų, kur ten yra didelė ekonomika ir ten sunkiau turbūt buvo išsilaikyti. Tos kainos buvo leidžiamos, bet kaip domėjausi per metus, 19 iš 18 šalių tos kainos augo. Tai daugumoje šalių kainos augo ir jau nuo prieito ketvirčio jos pradėjo vėl augti, netgi kur jau tos kainos krito. Tai ten, kur pagrindinės šalis, kur krito, tai Danija pradėjo augti jau nuo 23 metų pradžios, Švedija pradėjo augti nuo prieito ketvirčio kainos, Suomija taip pat, kur krito kainos. Tai tas kainų augimas jau prasidėjo nuo to nuokričio. Vokietijoje, kur ten sunkesnė situacija, ten jau stabilizavosi tas kainos. Tai todėl aš pats net neprognozuoju, kad tas kainos kris ir tiesiog tikiuosi, kad augs tiesiog taip stabiliai ir atlyginimai vėl pasivys tas kainas, bet kad yra laiko dabar pirkti tiesiog. Ok, gerai. Tai šiandien 150 000, mėnesinė įmoka apie 770 eurų. Po 2 metų, jeigu, kaip minėjai, kainos auga apie 4% kasmet, ar ne? Tai kaip tada atrodytų tokio paties būsto įsigijimas po 2 metų? Tai jeigu mes žiūrim 150 000 šiandieninė kaina? Šiandien, tai po 2 metų bus apie ten 164 kažkas. 162 man atrodo. 62 tūkstančiai. Tai va, tai augant ir būsto vertė ir tavo tas skolinamasis suma didės taip pat. Tai nuo kurios tu mokėsi ir didesnės palūkanas. Skolinamasis suma dabar 138 beveik tūkstančiai gaunasi nuo 162. Tai 138 aš tau čia pasufleruos, nes esu gudrus, po ranka turiu visą tavo skaičiuoklę sudėliotą. Tai labai naudinga. Tai va tam esmė, kad tavo tas skolinamas suma bus taip pat didesnė ir kad ir prie to mažesnio Euriboro tu mokėsi tas didesnės palūkanas, kad tavo Euriboras prognozuojamas, kad jis ten taip smarkiai nekris, po 2 metų jis prognozuojamas 3,1%. 1% punktų, žodžiu, sumažės, tai realiai turbūt ir visa metinė palūkanų norma tik 1% sumažės, nes bankų maržos panašu, kad išliks tokias pat. Čia ne mano ekspertizė, bet tikėtina, kad daug kas ten nesikeis, tas 1% nepagerins mūsų to įperkamumo, nes tas kainos auga ir jas Vilniuje auga labai greitai iš tikrųjų. Ok, tai jeigu po 4%, vadinasi, po 2 metų mėnesinė įmoka prie mažesnio Euriboro bus apie 750 eurų, ar ne? Tai lyginant su 770 šiandien, jo 20 eurų skirtumas. Kas dar per tą laiką, jeigu aš šiandien nusiperku, po 2 metų, ką aš dar turėsiu? Jeigu šiandien perku, dar kartelį akcentuoju, tai jeigu šiandien perku, kas dar per tą laiką įvyks? Tai taip pat mums irgi nukris Euriboras, tai mums bus ta įmoka taip pat mažesnė ir mums nukris ta pati paskolos likutis, kurį mes mokom tus pačius 2 metus, tai su tos paskolos likučių mažėjimu ir Euriboro mažėjimu mūsų ta įmoka bus dar mažesnė negu perkant žmogaus, kuris pirks po 2 metų. Ok, mano sufleris sako, kad po 2 metų paskolos likutis bus 120 000 nepilnai, ar ne? Taip. Ir prie sumažėjusio Euriboro mėnesinė įmoka bus apie 645 eurus. Tai 130 eurų kažkur skirtumas. Taip, ir tai vadinasi, per tuos 2 metus mano įmoka sumažės ir tuo metu jau bus pakankamai reikšmingai, kiek čia 100 eurų mažesnė negu įmant perkant tokį patį būstą kaip šiandien po 2 metų. Teisingai? Taip. Jeigu neklystu, aš skaičiavausi, kad užtenka 5 ar 6% augti būsto kainoms, kad po 2 metų įmant paskolą jau tuo metu prie mažesnio Euriboro paskolos įmoka būtų mėnesinė didesnė, ar ne? Tai dar vienas aspektas, papildyk mane šitoj vietoj. Jeigu, sakykime, aš šiandien perku būstą, kuris dar yra statomas. Taip, tai čia irgi viena iš tų tokių naudingų priežasčių, kodėl pirkti naują būstą apsimoka.
kadangi tau tas užsifiksuoja tos palūkanos ir jas gausi tik po 2 metų. Tiksliau užsifiksuoja kainą, o palūkanos gausi po 2 metų. Taip, tai tavo palūkanos, tu mokėsi jas po 2 metų ir mes kaip prognozavom, tas Euriboras ir jau bus nukritęs po 2 metų. Tai tu jau išvengi to, kaip sakoma, aukščiausio Euriboro ir prie to pačio dar susitaupai. Nes kainos prieauga nelieka. Taip, kainos prieauga nelieka ir tau tiesiog naują būstą sumoka pirkti. O pats dairytumės dar statomo būsto? O gal dairaisi? Taip, aš pagrindai ir dairausi naujo statomo būsto, nes tas, kad užsifiksuoja kaina, yra, ta prasme, tu labai daug šitos taupai, nes tas kainos augimas, kol tau jis pastatys, kol tau tą būstą pastatys, ir kai tu užsifiksuoji kainas, jau gali būti visiškai kita kaina, nors ir tavo baigtumo. Tiesiog tau reikia dėti daugiau darbo, užsinagrinėjant visą projektą, ką tu nori pirkti ir tiesiog paskirti daugiau laiko. Aišku, kai analitikas tau nesunku pasidaryti tas analizės, bet tu tiesiog žiūri į tą pinigų vertę, kad tu tiesiog, kadangi tai yra galimai didžiausias tavo pirkinys gyvenime, kodėlgi nepataupys šito dalyko. Nu taip, ir čia jeigu vat, netgi pagal šitą paprastą skaičiuoklę mums gaunasi vien būsto vertės sutaupyti daugiau negu 10 000, dar jeigu pavyksta ant palūkanų sutaupyti, tai tas skirtumas ganėtinai ryškus. Tai dar jeigu nuomojasi, ypač, pavyzdžiui, kaip studentai, turbūt pirmas būstas vis tiek nuomojasi, tai tu vietoj to, kad tu meti tas pinigus ant savo būsto, moki savo įmokas, tu atiduodi kažkam jas kitam ir tie pinigai nesugrįžta, tiesiog nei savo turtą investuoji, čia kaip investicija yra. Taip, nu taip, šitą svarbu suvokti, nes tas pats būstas, va šiandien nusipirktas 150, jisai po 2 metų kainuos daugiau, ar ne, nes jo vertė paaugs. Gerai, žiūrėk, pabandom truputėlį pakeisti temą, gal užbaigimui tik tai, atsiprašau, užbaigimui Kaunas turbūt irgi galbūt mus žiūri ir iš kitų miestų, tai jeigu kalbant apie 150 000 eurų Vilniuje, Kaune nekilnojamo turto kainos šiek tiek žemesnės, ar ne, nors jos auga gerokai sparčiau, kas iš tikrųjų netikėtai nustebino. Kaune per paskutinius metus kainos paaugo daugiau negu 22%. Tai jeigu išsilaikys toksai augimas, tai pirmiausia netruks turbūt pavyti Vilnių vidutinės būsto kainos. Antras dalykas, tas skirtumas skaičiuojant ar pirkti šiandien ar po 2 metų, turbūt jisai visiškai verčiasi į priešingą pusę. Ir prie tokių kainų augimų greičių po 2 metų būstas tikrai bus gerokai mažiau įperkamas, ar ne? Bet jeigu kalbant apie panašų būstą vidutinės klasės, tarkim 2 kambarių apie 45 kvadratų būstą, kokios sumos reikėtų, apie kokią sumą reikėtų galvoti Kaune? Kaune, manau, kad su mažesniam kainom apie 125 000, manau, būtų tas, kur tu gali nusipirkti vidutinės klasės tikrai neblogą būstą Kaune. Tas pats būstas būtų kaip Vilniuje 150 000. Taip. Tai yra tikrai tų variantų neblogų, kur tu gali nusipirkti su dalinė apdaila, tačiau jeigu nori jau pilnai įsirengti, irgi turbūt reiktų jau žiūrėti labiau ekonomiškus variantus už 125 000, tau išeitų ir dar parkavimas vieta, ir su apdaila. Tai tik toks skirtumas yra, kad Kaune yra mažiau, bet Kaune yra atlyginimai mažesni. Na taip, teisingai, tai čia šito reikia nepamiršti. Jeigu Vilniečiui pirkti Kaune arba Kauniečiui Vilniuje, tai aišku kitaip skaičiuosi. Gerai, trečias didmiestis, turi minčių, už kiek reikėtų, kiek kainuotų panašus būstas Klaipėdai? Klaipėdai šiaip dabar įdomi situacija yra, nes gana stipriai pasipildė pasiūla per pastarusius metus ir ten dabar yra visai tikrai gali rasti neblogą būstą ir už 110 000, turbūt su dalinės apdailos ir geroje lokacijoje turbūt, nes Klaipėdoje dabar tiek pasiūlos turbūt niekada nėra mačius, kur tiek daug pasileido projektų per pastarosius metus ir tiksliai kiekvieno ten projekto ir kiekvienos rinkos nežinau, bet pats žiūrėjau, kadangi esu ir klaipėdietis, ką namie galėčiau pasiimti, tai netgi mačiau, kad ir 100 000 3 kambarių naujos statybos yra su pilna apdaila. Tas tikrai nustebino, kad yra tikrai geras kainos ir Klaipėdai tas turbūt įperkamumas mažiausiai pakito per
lyginant su kitais didmiesčiais. Bet iš kitos pusės Klaipėdoje kainos, nežiūrint to, kad pasiūla sparčiai auga, bet kainos irgi augo per metus apie 6%, jeigu aš gerai atsimenu. Taip, tai Klaipėdoje kainos irgi taip pat auga, bet čia jos, aišku, auga lėčiau dėl tos pasiūlos, bet vis tiek tas įperkamumas mažėja, nes kainos auga sparčiau negu atlyginimai. Ok, gerai, tai tada pabaigai, kadangi turim 4-5 minutės maždaug užsibaigimui, pabaigai tas temos pakeitimas žadėtas, ar ne? Pats dairaisi būsto, jauniem žmonėm, tokiem kaip tu, kurie dairosi pirmo būsto, į kokius 3 svarbiausius dalykus siūlytum atkreipti dėmesį ir tuos namų darbus padaryti, kaip tu minėjai, apie ką? Išduosiu savo visas strategijas dabar. Tai tu gali, žinai, arba labai abstrakčiai, arba koduotai. Pagrinde aš žiūriu į lokacijas, kur turės, kaip sakoma, didžiausia vertės prieaugį ateityje. Kur tu investuoji ne tik į savo tą gyvenimo kokybę, bet ir savo būstą, kur matai, kad ten bus didžiausia vertė gal po 7 metų. Vis tiek tu ten planuoji ilgai gyventi. Bet aš turbūt žiūriu į tai, kad dabar tai nėra pati turbūt patraukliausia opcija, ką aš galiu rinktis. Aš gal pakentėsiu, bet aš žinau, kad vėliau tai atsipirks. Tai mano pagrindinis yra toks tikslas. Šiaip manau, kad studentam yra svarbu kaina, tai jeigu gali pirkti pavyzdžiui, kokius pusantrinius butus. Pusantriniai butai, manau, yra dabar... Pusantro kambario. Pusantro kambario, taip, jeigu taip taisyklingai kalbant, yra tikrai labai geras pasirinkimas studentui, nes tu gali turėti, kaip sakoma, mažesnį 2 kambarių butą pigiau ir šituos taip pat rekomenduočiau pažiūrėti, kad tai yra galimybė ir pasvarstyti, kad gal visai ir apsimoka ir aš galėčiau turėti geriau naują būstą mažesnį, po to parduoti gal nusipirksiu didesnį. Ir tai tas trečiasis pasirinkimas yra, kaip sakoma, lokacija, gal paminėsiu, kur tu galvoji, kad tau pačiam geriau būtų gyventi. Ir aš jeigu žiūriu tas lokacijas, kur investicija, kad ir kiltų, bet aš žiūriu, kur man patiktų gyventi, kur aš noriu, tai aišku yra labai subjektyvus dalykas, bet jeigu man ten nepatinka, ar ten kažkokie labai dideli kamščiai, aš ten tikrai nesirinksiu, nors ir gal matau perspektyvas ir geras kainas. Tai vadinasi, turbūt 1-3 punkte labai svarbu infrastruktūra ir jos plėtra, ar ne? Tai ar šiandieną yra komfortabilu ten srautų atžvilgių pasiekti reikiamas vietas ir neužstrigti pakeliui, ar ne? Ir kaip ten ta vieta plėtosis, keisis ateityje. Taip, tas vertės prieaugis yra, manau, labai dažnai nuvertinimas dalykas, ko mes nematome, kad dabar taip, ten statybos vyksta, nepatinka gyventi. Nesvarbu, tau po 7 metų tavo būstas kainuos 2, nes tu pakentėsi. Tai... Ok. Ačiū labai, Gustavai. Tikiuosi, kad jaunoji auditorijos dalis suinteresuota išgirdo tavo patarimus. Na, o mes laukiam jūsų klausimų, jeigu jų turit, mūsų kylančiai žvaigždei Gustavui. Ir tikrai pasistengsim šitą žinią ir pasiskaičiavimus pateikti ir viešai, kad visi galėtų pasinaudoti patarimais, kaip pasiskaičiuoti sprendimo svorį šiandien ir po 2 metų. Tai ačiū visiems ir iki kito mėnesio, iki kitų susitikimų. Viso.